Mokinių projektinių darbų organizavimo tvarka atsirado 1997 metais. Per tiek laiko tvarka kito, tobulėjo ir vis, ko gero, tas tobulinimas vyko galvojant apie mokinį, kad kuo labiau galėtume patenkinti jo poreikius, ta prasme, kad įvairiausių gebėjimų vaikai turėtų galimybę atsiskleisti taip, kad kuo mažiau reiktų prievartos, kad kuo daugiau reikšmės būtų sutelkta į jų pasirinkimą, kad kažkaip tvarką vis tobulinti taip, kad atsakomybė vis labiau gultų ant jų. Nes šiaip jau paėmus labai ilgą laiko tarpą projektinių darbų organizavimas mokytojams kėlė didelį rūpestį. Mokytojai nenorėjo imtis mokinių projektinės veiklos. Ir kol neištiko demografinė krizė, šiaip jau paėmus tai buvo daugiau tų mokytojų, kurie iš tikrųjų yra labai dideli entuziastai ir matytojai tokio darbo prasmės. Dabar visi mokytojai imasi ir visi daro, todėl kad pati situacija yra pakitusi. Bet ir mokytojai jau ima suvokti, kad kompetencijų ugdymas, ko gero, labiausiai ryškiausias ir, ko gero, labiausiai apgalvotas ir tikslingiausias vyksta būtent per mokinių projektinę veiklą. Koks pasikeitimas šiais mokslo metais? Kad vaikai šiais mokslo metais savo projektinę veiklą pradėjo nuo pasirinkimo labai motyvuoto. Visi rašė motyvacinį laišką, prieš tai išgirdę visų tam koncentrui siūlomų projektų vadovų išdėstytų idėjų. Projektų vadovai stengiasi idėjas pateikti kuo įdomiau, žaismingiau ir patraukti vaikus, kad rinktųsi jų projektą. O vaikai turėjo galimybę, rašydami motyvacinį laišką, pasirinkti 3 variantus. Pirmąjį ir labai aiškiai nurodyti, kodėl, ką norės, kokius gebėjimus savo patobulinti, kodėl tas projektas bus jam labai reikšmingas, kodėl jis džiaugsis patekęs būtent į vieną ar kitą projektinę grupę. Taip turėjo pateikti ir antrąjį savo pasirinkimą ir trečiąjį. Dauguma mokinių ir pateko pagal savo pirmąjį pasirinkimą, bet buvo ir tokių, kurie netgi pagal trečiąjį nepateko. Ir lėmė tai, kad jų motyvacijos buvo labai silpnos. Bet kadangi aš esu atsakinga už mokinių projektinę veiklą, tai su kiekvienu vaiku, jų buvo 7, aš bendravau asmeniškai, kodėl jiems nepasisekė patekti netgi pagal trečiąjį savo pasirinkimą. Mes tada bandėme analizuoti visus pateiktus projektus ir kartu rinktis, kad nei vienas iš tų 7 vaikų nebūtų, čia kalbu 7 vaikai, 6-okai, 8-okai, tiek vat ir nepateko jų. Į kokį jie, kas jiems galėtų būti įdomu, ir mes tiesiog su jais sutarėme, vos nesutartį sudarydami, kaip jie ten galės pakreipti savo naudingai savo veiklą, kad būtų jiems įdomu dirbti. Tada aš skambinau kiekvieno to vaiko tėvui ir suderinome su tėvu, kad iš tikrųjų jų vaikas, kad ir parašė motyvacinį laišką, bet negalėjo būti išpildytas jų netgi ir trečiasis pasirinkimas. Ir mes suderinome, koks tas pasirinkimas vis dėlto įvyko. Visa veikla šiais mokslo metais nereikalavo didžios kontrolės. Jeigu anksčiau
tekdavo išgirsti projektų vadovų prašymus, kad aš pasikalbėčiau su vienu ar kitu mokiniu, kad ne visai tinkamai, nelaiku, netinkamai lanko, praleidžia pamokas. Tai šiais metais aš turėjau asmeninius vos 3 pokalbius, vadinasi, situacija tikrai buvo pakankamai gera. Dabar mes turėjome dar tik 7-ąjį pristatymą, bet jau ir iš 7-ojo galiu teikti, kad vaikų darbai yra geri, individualumo lygis labai aukštas ir apskritai, ko gero, vaikus pradžiugino ta galimybė, tai vėlgi naujovė šių metų, kad jeigu iki šių metų visi vaikai, turėdami 4 atsiskaitomuosius darbus, tai yra, jie turi sukurti produktą, tai bus vienas įvertinimas ir vertina projekto vadovas, jie turi planingai dirbti, nes visą projektinę veiklą nuo pat pradžių planuoja ir po to perplanuoja kiekvienai savaitai. Tai vertina tą planingumą ir kai kurie vaikai sakė, aš nelaiku atsiskaitydavau, vadinasi, jau strigo jų įvertinimas planingo darbo. Jie turi įvertinimą už rašto darbą ir turi įvertinimą už viešą kalbą, kurią sako viešai, yra informacija visai mokyklos bendruomeniai, kad vyks tokio ir tokio projekto pristatymas ir kas nori gali dalyvauti tame pristatyme. Taigi šių metų naujovė tai yra, kad mokiniai rengdami rašto darbą turėjo galimybę pasirinkti iš 2 galimybių. Tai yra arba rašyti mokslinį darbą. Iki šiol visi rašydavo mokslinį darbą pagal aiškius iš anksto nustatytus, susikurtus mūsų mokykloje kriterijus, bet šiais metais nusprendėme, kad individualizavimui ir diferencijavimui turėtų būti dar viena galimybė, tai yra, kad vaikas galėtų rašyti rašinį. Vėlgi yra nustatyti kriterijai, vaikas juos žino, o dėl viešo pristatymo jis nekinta jau eilė metų, tik tobulėja tuo, kad jeigu anksčiau tai tik kokie 8-okai jau imdavosi pristatinėti su skaidruolėmis, tai dabar ir visi 6-okai, ir 7-okai, ir 8-okai jau praktiškai kažkoks liktai nebesusipratimas, jeigu vaikas nerengia per informacinių technologijų pamoką savo pristatymo, žodžiu, ir pateikdamas vizualinį variantą. Jūs tikriausiai pastebėjot, kad vaikai yra labai skirtingų gebėjimų, jie turi galimybę pasirinkę savo įdomų projektą veikti pagal savo poreikius ir pagal savo galimybės ir sukurti tokį produktą, kokį jis geba, kokį nori, kuriuo džiaugiasi. Ir svarbiausia, kad gali pasidžiaugti tėvams, ypatingai baigiamojo konferencijoje, labai dažnai tėvai turi didžiulį nustebimą dalyvaudami konferencijoje, kad jų vaikas gali padaryti tokį darbą, kokio ko gero negali ir jie. Tai didžiausias džiugesys. Baigiamojoje konferencijoje, kuri būdavo visada birželio mėnesio 1 savaitę, šiais metais bus gegužės 3 savaitę, nominacijas pretenduoja geriausi metų projektai ir varžosi dėl geriausiųjų naudos nominacijos, tyrimo nominacijos, renginio organizavimo nominacijos, publikos nominacijos ir kartais būna kūrybiškumo nominacija, dar priklauso kokie projektai tais metais vyrauja.